Gyvename visuotinių pokyčių, tačiau kartu ir didžiulių galimybių laikais. Europos parlamentui, atstovaujančiam beveik 500 milijonų piliečių, 27 valstybėse narėse tenka ir institucinis, ir socialinis vaidmuo. Parlamentą sudaro 736 nariai. ES parlamente Lietuvą atstovauja Europos parlamento narys Justas Paleckis. Oficiali Europos parlamento buveinė yra Strasbūre, mieste prie Prancūzijos ir Vokietijos sienos. Europos parlamentas dažnai vadinamas keliaujančiu, jo posėdžiai vyksta Briuselyje ir Strasbūre. Europarlamentaro Justo Paleckio darbo diena prasideda nuo 8 valandos ryto. Darbo ritmas energingas, tenka susitikti su daugybė žmonių, dalyvauti reikšmingų problemų svarstyme bei sprendime. Čionai, Briuselyje arba Strasbūre, dabar mes esam Strasbūre, reikia stengtis, kad sprendimai, kurie čia priminėjami, būtų geri ES ir Lietuvai, arba netgi, sakyčiau, Lietuvai ir ES. Pagrindinė problema Europos parlamente yra darbų daug, o laiko mažai. Šios dienos programa 12 susitikimų. 12 susitikimų, kur reikia daugelį ne tik tai balsuoti arba dalyvauti, bet reikia kalbėti, rodinėti. Tai yra įdomus, įtemptas ir, sakyčiau, sunkus darbas. ES valstybėms narėms nusprendus, kasmet Strasbūre rengiama 12 parlamento plenarinių sesijų. Posėdžiai prasideda nuo 9 valandų ryto ir tęsiasi iki vidurnakčio. Lygiagrečiai nuo 7 iki 9 valandos vakaro dar posėdžiaujama komitetuose ir frakcijose. Diskusijos vyksta visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Europos parlamente yra 23 oficialios kalbos. Visos šalis turi teisę kalbėti savo kalbą plenariniuose posėdžiuose ir daugumoje komitetų posėdžių. Lietuvių kalba gali paprašyti bet kokį ES dokumentą ir tie tarnautojai atneš parlamento ir tuo užtikrinama kalbų lygybė. ES šūkis ir yra susivienijusi įvairovė. ES niekaip neniveliuoja nei tautų, nei kalbų. Tai nėra tautų katilas, tai yra kaip tik atvirkščiai tautos gauna galimybę išlaikyti ir puoselėti savo ir kultūrą, ir savimonę, identitetą, ką tik nori, bet kartu ir pasiekiama vienybė svarbiausiais klausimais, susikalbama ir tai yra tikrai reikšmingas dalykas. Posėdžių salė retai kada būna pilna, paprastai joje sėdi vos keletas Europos parlamento narių. Kai mūsiškiai nustemba, kodėl posėdžių salėje tiek nedaug žmonių, tai atsakymas aiškus, kad jeigu aš nebūnu kažkur tai frakcijos posėdžiuose arba darbo grupės posėdžiuose arba ten delegacijų posėdžiuose, reiškia, aš esu savo kabinete ir seku tai, kas vyksta salėje per televizorių. Ir jeigu kas, galima, aišku, greit nusileisti ir sureaguoti. Nors paprastai dalyvauji tik tai tuose plenariniuose posėdžiuose svarstyme tų klausimų, kurie tave tiesiogiai liečia, kur tu gali kažką tai pasakyti. Todėl, aišku, nelogiška būtų, jeigu visą laiką salė būtų pilna arba apipilnė. Visiškai normalu, kai ten sėdi salėje iš 732, 50, 60, 40 žmonių, užtat jie visi turi kažką tai svaraus pasakyti tuo klausimu ir diskusija vyksta tarp nusimanančių žmonių. Amendment number 7, reviving in 10 years. EPP would like to do it in 3 years. Parlamento nariai posėdžiauja frakcijomis. Frakcija sudaro ne mažiau kaip 25 nariai. Socialistų ir demokratų frakcijos sprendimu Europos parlamento narys Justas Paleckis pateko į vieną svarbiausių – užsienio reikalų komitetą. Antrasis mūsų atstovo komitetas – aplinkosaugos, sveikatos ir vartotojų teisių apsaugos, kuris Europos parlamentui pateikia daugiausiai įstatyminių aktų. Be to, europarlamentaras yra saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininko pavaduotojas, delegacijos ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete bei delegacijos ES rytų kaimyninės parlamentinės asamblėjos narys, delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininko pavaduotojas. Taip pat yra tarp parlamentinių ryšių su Rusija delegacijos narys bei išrinktas Lietuvos delegacijos socialistų ir demokratų Pažangiojo alijanso frakcijoje vadovu. Labai svarbus dokumentas, spalvotas dokumentas, kuris
parodo, kaip dirba Europos parlamentas. Čia yra tos raudonosios, ryškiausia spalva. Tai yra darbas Strasbūre. Tai yra kaip tik tos plenarinės sesijos, vienoj iš jų mes dabar kaip tik tai dalyvaujam. Čia yra melsva spalva, tai yra frakcijų posėdžiai, o rusva tai yra komitetų posėdžiai. Štai šią dieną bus ir frakcijos posėdis, 13 dieną ir frakcijos, ir komitetų posėdžiai. Tų frakcijų daug, komitetų irgi daug, o čia grinai jau komitetų posėdžiai. Čia šita raudona spalva reiškia mini sesiją Briuselyje. Kai Briuselyje 2 dienas posėdžiauja parlamentas irgi plenarinėme posėdyje. Žalios savaitės tai yra darbui savo šalyje arba išvykom į kitas šalis. Atlaikyti didelį darbo krūvį būtų labai sunku, jei europarlamentaras neturėtų savo padėjėjų. Gerbiamam Justui Paleckiui padeda Kasparas Temeklis ir Jurgis Gurstis, kurie ne tik planuoja darbotvarkę, rengia medžiagą kalboms, bet ir stengiasi, kad tokios mažos šalies kaip Lietuva problemos būtų išgirstos. Be abejo, kai mes sprendžiam arba diskusiją dėl kažkokių klausimų, bet kokiu atveju mes žiūrim, kokia tai bus įtaka Lietuvai, bandom konsultuotis tarpusavį su kitais kolegom, taip pat su mūsų atstovybė, Lietuvos atstovybė prie ES Briuselyje, su ATŠ, kad vis tiek kiekvienam sprendimui stengiamės pasižiūrėti, kiek tai būtų naudinga Lietuvai. Mes praktiškai ieškom draugų, nes jeigu mes būsim tik tai vieni, kad ir visi Europos parlamento nariai iš Lietuvos, negalėsim tikrai įtakoti per daug. Dėl to kiekvieną atveju reikia žiūrėti, kiek tai būtų naudinga kitoms šalims, stengtis ieškoti kompromisų ir draugų tarp regioninių valstybių, tarp didžiųjų valstybių irgi, taip pat žiūrint irgi, kaip tai būtų galima su kitom politiniam grupėm surasti tiltų, sakykime taip. Mes gaunam iš mūsų viršininko nuorodą, kad turim surasti, mūsų sąjungininkų arba kolegų, kurie galėtų būti suinteresuoti tam tikrais klausimais, kurie tinka Lietuvos interesų. Ir mes skambinam savo kolegom, asistentam ir kalbamės, susitikinėjom su jiems, bandom įtikinti juos. Jie perduoda šitą žinią savo viršininkams, irgi savo europarlamentarams. Justas Paleckis irgi pasišneka su jais ir man rodos bendrom pastangom taip ir įtikinam juos. Viena iš europarlamentaro darbo specifikų – intensyvus darbas internete. Internetinė svetainė www.paleckis.lt – tai ataskaitos rinkėjams. Svarbiausių savaitės įvykių Europos parlamente apžvalga. Kai bebūčiau pavargęs ar ką, per savaitgalį aš parašau vieną tinklaraštį. Na ir iš savo patyrimo Europos parlamente, iš to, ką kalbu su kolegomis, ką žinau, rašau ir atsiliepiu į aktualius dalykus. Tai irgi darbas, tai yra savotiška ataskaita rinkėjams. Kas domisi, prašom, užsukt, pažiūrėti. Vien elektroninių laiškų ir žinučių per dieną paprastai suplaukia arti 100. Medinė pašto dėžė, juokais vadinama balandine, taip pat kas valandą prisipildo pluoštų dokumentų, į kuriuos reikia reaguoti, priimti sprendimus. Visą laiką mes jaučiam Lietuvos pulsą. Aš kas savaitę būnu namie, mano kolegos rečiau atvažiuoja, Kasparas su Jurgiu į Lietuvą, bet irgi kasdien kalbamės, kasdien jaučiam, kuo kvėpuoja Lietuva, kokia situacija, kuo daugiausiai nori Lietuvos žmonės, todėl aš ir kiti kolegos mano daug važinėjom po Lietuvą. Taigi tas gyvenimas trikampyje Vilnius, Strasbūras, Briuselis yra įdomus, įtemptas ir prasmingas. Darbas Europos parlamente sunkus ir įtemptas, tad mūsų išrinktas atstovas privalo rūpinti savo fizinę ir dvasinę sveikatą. Kur tik įmanoma, Justas Paleckis vaikšto pėsčiomis, nesinaudoja liftu, važinėja dviračiu. Mūsų išrinktas atstovas Justas Vincas Paleckis, pasižymintis kaip vienas aktyviausių Europos parlamento narių, pasisakantis ir pateikiantis klausimus bei rezoliucijas, siekia pagrindinio tikslo – savo darbais sąžiningai tarnauti kiekvienam Lietuvos piliečiui. Kornelija Petravičienė iš Europos parlamento Strasbūre.